Labas vakaras, mėly futbolo gerbėjai, sveikinuosi su jumis iš Galinės kaimo, kur yra įsikūręs FK Transinvest stadionas. Ir čia netrukus prasidės aštuntfinalio kovos LFF taurėje, kur susitiks Vilniaus rajono Transinvest komanda prieš Kauno rajono Hegelman komanda. Aktyviai pradeda rungtynes, siunčiamas iškart kamuolys į baudos aikštelę, ten formos tas ir žais nepriklausomai nuo statuso. Čia smūgis iš toli, atkakli ir čia pavojingas epizodas, galva. Tam, kad pašokus nebūtų pramušta pro apačią. Čia smūgis pataikoma į Hegelman komandos žaidėjus, dar vienas bandymas ir trečias. Glušačius, jo mėgstamos, vienas keitimas jau priverstinis buvo atliktas, tad opcijų ateityje bus tik dar mažiau, o čia štai toks sprendimas, na įdomu, jo nuomonė viskas vyko, kur pataikė, kaip kas gavosi. Čia perdavimas kamuolių, šį kartą pavyksta apgudrauti varžovą, siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę, bet fiksuojama nuošalė ir Hegelman FK Venta. Ir čia pavojingas epizodas ir krenta pirmasis rungtynių įvartis. Štai taip, greitai veiksmas persikėlė į kitą aikštės pusę ir dabar Transinvest komandai pavyksta persverti rezultatą savo naudai. 32 numeris Nikola Musolitinas įmušė šį įvartį. Krašto gynėjas formacijai. Glušačius. Dvi opcijos priekyje, pasirenkamas Miloševičius ir jo smūgis yra taiklus. Stefanas Miloševičius dvigubina savo komandos persvarą ir Transinvest komanda veržėsi į priekį 2-0 šiose rungtynėse ir dabar yra labai arti to, jog pasiektų taurės ketvirtfinalį. Rimtas žingsnis dėtas čia. Aišku, 2-0 dar tos perdavimas. Čia Glušačius metasi kamuolį į kairę, jo smūgis atremė Rokas Bagdonavičius šis. Čia skriejo kamuolys link Transinvest. Baudos aikštelėje jau yra kamuolys, čia smūgis nepavyksta gerai pataikyti. Čia smūgis iš tolėliau, Šačius su kamuoliu, siunčia kamuolį Tanakai, ar pavyks Japonui, smūgiuoja Japonas kamuolį, nes 1-0, tad galima sakyti revanšas po praėjusių metų aštuntfinalio. Čia Jody Stevensonas su kamuoliu baudos aikštelėje, smūgis perdavimas į kairę. Čia Šveikauskas buvo šolimais, bet geras tolimas smūgis. Viskas, taip skelbiama rungtynių pabaiga. Čia Vilniaus rajono Transinvest komanda savo namų stadione laimi rezultatu 2-0.